Sveiki, čia Bratukas ir jau 5. jubiliejinis YouTube epizodas. Alitukai, Alitaus namai, to meto fenomenai. Važiuojam. Jos nieks čia nesislėpia. Ir kas tai yra? Nu tai ką, labas rytas, važiuojam į Alitukų medžioklę. Ankstyvas sekmadienio rytas, visi dar miega, o aš jau pasiruošęs į kelionę, dar va pasipuošęs rytinių patinukų, sėdu į mašiną ir lėkiu. Nu štai hebrytė, aš jau mašiniukį ir pajudėjau į kelionės tikslą, į pagrindinį tašką. Atsikėliau, net nevalgęs pusryčių, sėdau ir išvažiavau. Tai kur važiuojam? Tai manau, gana gerai aišku turėtų būti visiems, nes važiuojam ieškoti alitnamių, alitukų, Alitaus namų. Ir atsakymas atrodo jau užkoduotas šiame pavadinime. Taigi mes važiuojam kur? Teisingai, į Jonavą. Juokauju, pašoksim iki Alitaus, bet prieš Alitų nuvažiuosim į tokį kaimą, kur man sekėjai iš... Kramtoškę kramtau nemandagu. Kur man sekėjai iš Instagramo parašė, kad yra pastatyti 4 alitnamiai ir ten jie apleisti, nieks ten negyvena ir nieks ten jais nesirūpina. Tai galvoju, nuvažiuosiu, pabandysiu surasti tuos alitnamius ir ten pasifilmuosim, padarysim apžvalgėlę. Bet tikslios lokacijos neatsiuntė, nes tikslios lokacijos kaip ir nėra. Radom per Google Mapsus iš palidovo nuotrauką, kur jie teoriškai turėtų stovėti. Bandysim surasti, važiuojam į paiešką dabar. Kaip žinia, man su orientacija nelabai gerai. Nu, tai prasme, orientacija ne ta, mane traukia moterys. Jo, viskas gerai su to orientacija. Orientuotis po miestą keliuose aš labai pasiklystu. O tada šoksim iki pačio Alitaus. Tai alitiškiai, laikykitės! Užšoksiu į degalinę, nusipirksiu kavikės, užsipilksiu benzo ir judėsim. Na štai, atvažiavom į degalinę, tai pasipildom kuro, pasipildom kavytės ir judam toliau. Benzinukas jau teka į baką. Ką čia turim? Litro kaina €5.3. Beleka hebrytė, brangus benzinas. Kavytės pasipildėm ir važiuojam toliau. Šiaip vakar skaičiau įdomų faktą apie autostradas. Va ir dabar matau. Štai, kaip matėte, dega 130 km/h greitis. Ką tai reiškia? Šiaip seniau nuo balandžio 1 iki lapkričio 1 buvo leistinas greitis 130 km/h, dabar yra lapkričio 2, tai būtų leistinas greitis 110 km/h. Tačiau priėmė įstatymą, jeigu oro sąlygos geros, kelio sąlygos geros, nėra nei šalnų, nei lietaus, toliau galioja 130 km/h greitis. Tačiau reikia sekti ženklus įvažiavus į autostradą. Tai kaip ir matė dabar, dega 130, reiškia, galiu toliau važiuoti 130 km/h greičiu. Nuostabu! Koks tavo vardas? Kaip gyveni? Įvažiavau šitą mažo kaimuko teritoriją. Dabar važinėjau po miškus ir bandau kažkaip rasti. Nežinau, kol kas nerandu, bet tikėkimės pavyks. Dabar kažkur čia netoli jau turėtų būti. Nu, tikiuosi, šitą balą neprasmeksiu. Opa, pravažiavau. Ir opa! Alitukas! Na ką, hebrytė, klaidžiojau, bet man pavyko rasti. Štai už manęs gražuolis Alitaus namas, alitnamis, Alitukas. Kaip matome, jis yra apleistas, aplinkui negyvos dvasios ir pabandysim užeit pasivaikščiot po vidų. Kai vaikštom po apleistus namus, kepurę reikia keisti į ką? Teisingai, į šalmą. Važiuojam. Tikrai nemeluosiu, šiek tiek nejauku. Gerai, kad įsidėjau atsarginius trusikus, nes tikrai, manau, man jų prireiks. Pasibelskim. Labadiena, inspektorius Bratukas. Ar yra kas namie? Lyg tai nėra. Tai štai, iš karto užėjus nusileidimas į rūsį, o čia pakilimas į 2 aukštą. Dar nelipsiu, nes šiek tiek baisu. Štai laiptai į 2 aukštą. Čia pirmas kambarys, tai yra virtuvė. Kiek žinau, to meto moterys skųsdavosi, kad virtuvė būdavo šiek tiek mažoka, nes, kaip žinant, tais laikais žmonės labai daug gamindavo, viską augindavo savo ir gyvulius, kiaules, bulves, daržovės, viską. Tai neatsiejama kasdienybės rutina būdavo gaminimas ir reikėdavo didelės virtuvės ir didelio ploto. Ten, žinokit, ar kiaulę nepaskers ten jau dorot ją
Tai virtuvė būdavo tikrai mažoka, šeimininkės tą pastebėjo. Trūkumų šiek tiek yra. Galėtų būti virtuvės didesnės, kaip kaimo sąlygom. Jeigu kolūkiečiai turi gyvulius, tai reikalinga, kad būtų virtuvė, kur galima būtų ten gyvuliam įsivirti. Pagal projektą tai nėra. Einam į kitą. Čia iš karto matom, buvo papuošta tapietais. Tapietai tai labai gražu. Tapietai tai make tapietai great again. Einam toliau. Čia greičiausia buvo vonia, o čia toks nedidukas tualetas. Čia turbūt buvo miegamasis su palėpės sandėliuku. Tai sandėliukas ir išėjimas į balkonėlį. Štai čia buvo toks balkonėlis, kaip gonkelis, priestatas. Taip ir einam į pagrindinį kambarį. Tai didžiausios kvadratūros kambarys. Jau langai vitrininiai, didžiuliai, gražus. Ot buvo geras namas, Čia matom jau medinę perdangą įlūžus. Medis gerokai papuvęs. Tai čia buvo didžiausias kambarys. Mano nuomonė, čia buvo svetainė. Tai čia jau buvo visi pokyliai vykdavo, šventės, gimtadieniai, laidotuvės, viskas. Ateityje turbūt reikėtų, kad iš dviejų padaryti vieną kambarį, nes kambariai nelabai dideli, o jeigu koks nors ar vestuvė, ar taip kokis nors reikalas, vis tiek reikalinga, kad būtų kambarys didelis. Bandom lipti į antrą aukštą. O papa. Tikiuosi, nieks čia nesislėpia. Jaučiu akis kaip šykančio katino atrodo. Juokauju. Nors prisijakausiu vieną kartą. Taip. Antram aukšte turim vieną miegamąjį. Taip, vienas didžiulis miegamasis ir čia turi būti dvi palėpės. Viena palėpė ir kitoj pusėje kita palėpė. Tai žinau, būdavo žmonės, kad šitą kambarį tiesiog dalindavo į du kambarius, nes tos palėpės tai būdavo labai daug neišnaudoto ploto. Tai iš vieno miegamojo pasidarydavo du miegamuosius. O čia galim pažiūrėti sienas, iš karto matom, blemba čia neįlūšiu, tikiuosi. Būpti pirmą aukštą. Čia kuo būdavo šildinamos sienos, tai tokie skydai. Medis ir vata. Čia skydai tie, kai būdavo sunerti, čia būdavo galima įkišti ranką. Dar esu girdėjęs pasakojimų, kad iš antro aukšto, jeigu pirmam aukšte degdavo šviesa, tai per tarpus tarp skydų būdavo galima pamatyti, kuriam kambarį dega šviesa. Tai tokie jie buvo sandarūs. Čia dar turim užlipimą į palėpę. Aš ten nelipsiu. Bet pabandysiu palipti ant lango, parodysiu jum, įkišiu kamerą. Opa. Štai. Čia nieko gero nėra. Čia labai drąsiai šokau, galėjau atsidurti rūsy. Leidžiamės iš antro aukšto. Eisim apsižvalgyti. Nenoriu eiti, bet reikia. Jeigu jau atvažiavau, tai reikia. Einam į rūsį. Opsė. Eik tu savo. Laidas. Leidžiamės į rūsį. Opa. Tai dauguma, praktiškai visi alytukai turėjo ir rūsius. Matot? Rūsys irgi tikrai gana erdvus. Čia laikydavo ir malkas, ir daržovės, viską. Čia būdavo rūsys. Dar vienas. Žalčiokas. Tai kam buvo skirtas rūsys, tai rūsiuose laikydavo kieto arba skysto kuro katilus, tuo, kuo ir šildydavo šiuos visus alytukus. Šiek tiek žemos staktos. Gerai, einu aš iš rūsio, nelabai čia malonu vaikščiot. Einam.
Na štai, pasivaikščiojom po vidų, dabar einam šiek tiek papasakosiu jums plačiau apie pačius alitukus jau iš lauko, nes viduj neslėpsiu, nėra labai jauku vaikščioti. Tai ką, pristatau jums Alytaus eksperimentinės namų statybos kombinato fenomeną Alitnamį. Pirmasis Alytaus eksperimentinėme namų kombinate pastatytas skydinis namas, kuriame apsigyveno pirmieji žmonės, buvo pastatytas Alytaus rajone Nemunaičio kolūkyje 1976 metais gegužės birželio mėnesį. Garbingi sveteliai, ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas Aleksandras Drobnys vartelius atvėrė, kombinato direktorius Vladas Taponavičius raktelius įteikė. Nors sveikino naujakurius, ne jie pirmieji į trobą įžengė. Iš toli atkako žmonės pasižiūrėti, kokia ta raudonos pastogės jaukuma. Įdomus faktas, jog atidarymo proga buvo padaryta didžiulė šventė. Ne tik buvo sukviesti visi miestelėnai, atidarymo progai buvo pakviestas netgi kosmonautas. Taip, jums nepasigirdo, kosmonautas. O pamatęs, kaip greitai surenkami šie skydiniai namai, net pats kosmonautas užsimanė įsigyti vieną skydinį namą savo. Tačiau tuo metu jis turėjo tik tai 1000 rublių, o Alytnamis kainavo 14 000 rublių. Ne veltui buvo kosmonautas, jeigu norėjo įsigyti tokį Alytnamį. Kainuoja 3 kambarių, pavyzdžiui, namas kainuoja 14 000 samatinė vertė. Čia yra ir nebrangu. Šiaip 14 000 rublių tai tuo metu nebuvo labai maži pinigai. Paklausiau savo tėvo, kokie buvo atlyginimai tuo metu, tai į mėnesį gaudavo vidutiniškai apie 200 rublių. Teoriškai jums reikėtų taupyti 7 metus, kad įsigytumėt tokį svajonių namą. Na, galėdavo rinktis arba Žiguliukas, arba Alytnamis, nes kainuodavo labai panašiai naujas Žiguliukas ir Alytaus namas. Per pačius pirmuosius kombinato gyvavimo metus buvo planuojama pastatyti nuo 3 iki 4 tūkstančių Alytnamių. Tikrai kosminiai skaičiai. Įmonės pajėgumas 4000 skydinių surenkamųjų namų per metus. Kiek iš viso buvo pastatyta Alytnamių per kombinato gyvavimo laikotarpį, niekur neradau tokios informacijos, bet neoficialiais duomenimis buvo pastatyta net 25 000 Alytnamių. Vau! Kiek žinau, patiems kombinato darbuotojams tas pavadinimas Alytnamis buvo it keiksmažodis. Jiems labai nepatiko, kad tai yra vadinama Alytnamiu. Iš tikrųjų tai yra skydinis namas. O Alytnamis gimė dėl to, kad Alytuj gaminami namai. Na ir dauguma, kas gyvai matė Alytnamius, gali man paantrinti. Čia tikrai matome nemažai skandinaviškų bruožų. Kodėl? Institutas atliko didelius mokslinio tyrimų darbus, aplankė keletą užsienio šalių, kur šis statybos būdas plačiai taikomas, o jis plačiai taikomas Šiaurės Amerikoje, Skandinavijos šalyse, Vakarų Vokietijoje. Institutas pasiūlė taikyti taip vadinamą skydinę karkasinę konstrukcinę sistemą iš atskirų surenkamų elementų. Pagrindiniai statybinės medžiagos, medis, medžio perdirbimo produktai ir mineralinė vata. Žinoma, skydiniai namai vis dar yra gana populiarūs ir po šiai dienai, ir tai labai puikiai daro tie patys skandinavai, kur šiais laikais netgi pradėti statyti skydiniai, dangoraižiai. Taipogi nemažai Lietuvoje surinktų skydinių namukų ir iškeliauja į tą pačią Skandinaviją. Alytnamis buvo toks kaip triukas, gal net tuometinis jaukas, kad prisikviestų jaunus specialistus gyventi kaime. Reikia pastatyti maždaug 140 000 gyvenamų namų būtų kaime ir apie 180 000 nukelti vienkiemių. Tai labai didelis darbas, tai būtų iš esmės likviduota vienkiemių sistema ir pastatytos mūsų naujos gyvenvietės. Nes viskas, ką jiems reikėjo daryti, kad gautų Alytnamį, tai pradėti dirbti kolūkyje. Koks buvo Alytnamių šildymas? Tai Alytnamiai buvo šildomi arba skystų, arba kietų kūrų. Šildymas skystų kūrų tai šalinavo, būdavo įkasamas rezervuaras, kuriuo jums patiems rūpintis nieko nereikėjo. Viskuo pasirūpindavo brigada, kuri atvažiuodavo ir užpildydavo tą rezervuarą 2 kartus per metus. Pagal oficialius sovietmečio normatyvus vienas Alytnamis turėdavo per metus sunaudoti apie 8 tonas kūro. Na, bet teorija ir liko tik teorija. Praktikoje kūro buvo sunaudojama iki 2-3 kartų daugiau. Dar vienas įdomus faktas, tai iš viso buvo planuota išleisti net 60 tokių skydinių namų modelių. Deja, į dienos šviesą išėjo tik 6 skydiniai namai. Reikia, kad kombinatas išleistų įvairių tipų gyvenamų namų. Kaimo perspektyvai ruošiami projektai, išplanavimo projektai. Stengiamasi, kad kiekvienas kaimas, kiekviena gyvenvietė būtų skirtinga, savita.
Mano bent svajonė, kad galėtų kombinatas paruošti ir išleisti atskirus tipus namų Žemaitijai, Aukštaitijai, Dzūkijai, Suvalkijai. Įdomus faktas apie tuos 6 išėjusius modelius, tai kad jie buvo vadinami medžių pavadinimais. Tai alytnamiams buvo priskirti medžių pavadinimai, tokie kaip pušis, ąžuolas, klevas, topolis, šermukšnis, vyšnė. Tai visus 6 pavadinimus ir modelius matome šioje nuotraukoje. Jeigu gyvenai alytnamyje, gali pažiūrėti, koks tai buvo modelis ir kokiam medžiui buvo priskirtas jo pavadinimas. Na ir manau, niekam nepaslaptis, kad pati didžiausia šių namų problema buvo sandarumas ir šiluminė varža. Kiauras kaip rėtis. Šalta, kad tik nebūtų žiemos metu viduj. Šitų namų nepalyginsi su mūriniais, daug gražesni. Matai medis, bet žydras. Kad ilgai stovėtų. Kažin ar karvė ragų nepradurs, man tos sienos nepatinka. Plonos kažkokios kaip akmeninės. Mykalai, ar į tokius rūmus dar gal? Neįtikėtinai prasta šiluminė varža, dėl kurios tie namai vasarą būdavo nuolat perkaitę, tačiau žiemą būdavo tokie beviltiškai kiauri ir šalti. Tokie šalti, kad žiemomis kai kurios šeimos išsikeldavo gyventi pas savo giminės. Dabar pradėjom kūrenimą, šiltą kambariuose, bet trūkumų šiek tiek yra. Pati pagrindinė priežastis, dėl kurios šie namai buvo tokie neįtikėtinai kiauri ir šalti. Plyta prie plytos, dešimtmečiai šitaip rentim namus. Dabar be skiedinių, neįprasta nematyta, suveržė, suspaudžia, lyg kokį baldą ir stovi sienos. Iš pradžių pačius namus galėjo statyti tik pačios kombinatų brigados, tačiau vienu momentu kolūkiai buvo nusprendę, kad patys statys namus su kolūkio brigadomis, atsiveždami nesurinktą namą. Na ir žinoma, priėmus tokį sprendimą kokybė pasidarė išvis protų nesuvokiamai tragiška. Tokios idėjos labai greitai buvo atsisakyta. Pats namų surinkimas irgi būdavo neįtikėtinai nekokybiškas. Suveržimi skydai blokai būdavo sujungiami taip prastai, kad kartais tarp tų plokščių galima būdavo ranką į vidų prakišti, tokio didumo tarpai likdavo. Aišku, vėliau patys gyventojai tuos tarpus užkamšydavo kuo papuola. Bet ne visos tų tarpų vietos po namo surinkimo likdavo pasiekiamos. Taigi namai būdavo baisiai šalti. Galbūt dėl šios priežasties seniau ir būdavo geresnis gimstamumas. Kodėl? Nes namai būdavo šalti, tai reikėdavo kuo šilčiau ir stipriau apsikabinus miegoti. Nu, o kodėl alytnamis buvo vadinamas to meto fenomenas? Tai priežastis labai paprasta. Todėl, kad pats alytnamis, kai atgabendavo visas reikiamas dalis į vietą, būdavo surinkdamas pilnai per 20-30 darbo dienų, kas būdavo tuo laiku protų nesuvokiamas greitis. Už kiek laiko galit pastatyti? Viso namo montažas iki pilno užbaigimo užima nuo 20 dienų iki 30 dienų. O kaip žinia, mūrinių namų statybos trukdavo tikrai kur kas ilgiau, taigi alytnamis tuo metu buvo kažkas tokio. Pačios namo konstrukcijos iš kombinato būdavo gabenamos specialiais prailgintais 24 metrų autotraukiniais. Autotraukinį sudarė 8 ašys, kurios gerokai sumažindavo apkrovą. Junginys buvo ne tik sunkus, bet ir gana aukštas, iki 4 metrų aukščio. Todėl maršrutai iš anksto būdavo analizuojami ir planuojami. Taip, o pats skydinių namų kombinatas Alytuje užsidarė 1992 metais. Galbūt todėl, kad technologijos pasidarė per brangios, o galbūt todėl, kad žmonės suprato, jog mūrinis namas visgi pranašesnis už skydinį kiaurą namą. Ką tik patikrinau savo YouTube, bratuko YouTube jau turi 8000 subscriberių. Tai žiauriai, aš jums esu dėkingas. Toliau laikinkit video, subscribinkit bratuko YouTube ir aš niekur nedingsiu, nes jūs mane žiauriai motyvuojat. Na štai ir apžvelgėme tuometinį fenomeną. Tai yra alytnamis, Alytaus namas, alytukas. Tikiuosi nebuvo labai nuobodu. O ką darysime dabar? Tai dabar pašoksime iki pačio Alytaus ir pažiūrėsime, kaip ilgai aš truksiu, kol pamatysiu Alytuką Alytuje. Kaip nepaslaptis, niekad nesu buvęs Alytuje, tai ateina pietų metas ir paragausim kažko dzūkiško, kažko, kas gaminama tik Alytuje ir Dzūkijoje. Taigi važiuojam, laukia dar daug nuotykių. Alytiškiai, laikykitės, dzūkai! Nebedaug trūksta ir jau praktiškai atvažiavome iki 6 pagal dydį Lietuvos miesto ir tai yra alytnamių gimtinė Alytus. Tai vaikštau aš čia po tą Alytų ir Alytukų čia ne kvapo, čia miestas, čia yra didelis miestas. Ir čia daugiabučiai pristatyta, o ne Alytukai, tai
Alytiškiai buvo gudrus, blemba. Visą Lietuvą apstatė litukais, o patys prisistatė daugiabučių. O aš, kaip minėjau, noriu paragauti kažko dzūkiško ir kilusio nuo Alytaus krašto ir šiek tiek pasigūglinau, radau vieną tikrai dzūkišką patiekalą. Tai yra bulvinė banda, kurią dabar pabandysiu užsisakyti ir paragausiu. Padarysim trumpą apžvalgėlę, kas čia per maistelis. Vieta, iš kurios užsisakysime maistą, irgi skamba labai jau dzūkiškai. Dzūkų svetainė. Na štai, aš jau nešuosi pilną maišą dzūkiškų gerybių. Tai yra dzūkiškų bandų. Jau net per maišą kvepia tom bulvėm, bulvinių patiekalų. Tai ačiū dzūkų svetainiai, tuo įvertinsim, ar skanu. Taigi, ką aš užsisakiau, čia yra bulvinė banda. Ir kaip jie atrodo, ir kas tai yra. Štai. Bulvinė banda. O kuo ji tokia ypatinga ir kuo ji tokia speciali? Taigi, bulvinė dzūkiška banda yra daroma iš bulvių tarkių ir pats kepimo procesas padaro šį patiekalą ypatingu. Kodėl? Nes šis patiekalas yra kepamas krosnyje, pečiuje ant kopūsto lapo. Tai ant kopūsto lapo sudedami tarkiai ir tada pašaunama į krosnį ir taip iškepama bulvinė banda. Manau, visi lietuviai yra užaugę ant bulvių ir bulvė mum yra toks kaip, nežinau, kažkas tokio, kaip amerikiečiam McDonald's. Bulvinė banda, kas man buvo toks šokas, yra valgoma su varške. Įdomus derinys, tikrai įdomus derinys. Na ką, tai imam šakutę. Atsiprašau, kad valgau su kepurė, labai nekokią šukuoseną, tai nepykit. Žinau, kad nemandagu, bet ne prie stalo, kaip sakant, valgau. Pasiemam kūgelio, varškytės, šoninės. Belė, kaip gerai atrodo. Jo, iš tikrųjų skonis nėra, kad labai daug skirtus nuo kūgelio, bet kas man patinka, aš ir kai kūgelį valgau, man patinka ta gliti konsistencija ir čia yra dar jis toks plonesnis ir glitesnis. Negražiai išsireikščiu, bet kaip snargliai, tai man žiauriai skanu. Belė kaip geras patiekalas. Tikrai negalvojau, kad varškė taip gali tikti prie bulvinių patiekalų. Jeigu čia būtų Gustavo laida, tai dabar būtų atliktas veiksmas. O kadangi mes jau esame Dzūkijoje, Dzūkija tai yra grybų kraštas, tai taipogi užsisakiau baravykų padažiuko. Kaip sakant, jei ne grybai ir ne uogos, dzūkų mergos būtų nuogos. Kaip kvepia. Va visos kotos baravyko. Štai. Belė kas. Su grybų padažu gal net geriau negu su varške. Nes grybus mėgstu. Kas nemėgsta grybų ir labiau tradiciškai mėgsta, tai oficialiai tradiciškai bulvinė banda valgoma su varške. O pats porcijos didumas tai patys matot. Tai nemanau, kad aš čia įveiksiu viską vienas, dar liks ir vakarieniai. Visą bandą bulvinę sumokėjau 10 eurų, kas tikrai nėra daug. Dzūkai, ką galiu pasakyti, tikrai labai skaniai valgot. Šį patiekalą vertinu 10 iš 10, nes aš esu bulbašas, labai mėgstu bulbašus, tai man čia yra superinis patiekalas, žiauriai skanu. Nugurkiau. Tai ką, šiek tiek pasistiprinau ir važiuosiu toliau paieškoti Alytuko Alytuje, nors čia atrodo nelabai ir lengva jį rast, nes Alytus tai yra miestas, tai kiek važiavau per Alytų, tai čia vien daugiabučiai. Tai ačiū Jums, superinis maistas. Kadangi jau esame Alytuje, tai šiek tiek pasidomėjau apie Alytų. Tai, pavyzdžiui, nežinau, greičiausia alytiškiai žinojo, bet kiti greičiausia nežinojo. Jeigu ne linų gamykla, tai jūs dabar nesimėgautumėt putojančių vynų Alyta. Kodėl? Nes 1958 metais Alytuje buvo pastatytas linų fabrikas. Ir nors jie labai gyrėsi, kad šis fabrikas dirba labai sklandžiai, skaičiai rodė ką kita. 1963 metais šis fabrikas dėja bankrutavo. O šio fabriko vietoje buvo ir įkurta Alytaus vyno gamykla, kuri, kaip žinia, ir pagamino pirmąjį vaisių vyną. O čia 1980 metais buvo pagamintas ir pirmasis putojantis vynas Alyta. Ši gamykla vis dar puikiai veikia ir po šiai dienai toliau gamina putojantį vyną, kokteilius, brendžius ir kitus alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus. Štai, o kas čia už manęs? Čia yra Nemunaitis. Čia ir buvo pastatytas pirmasis Alytaus eksperimentinių namų kombinato šedevras Alytnamis. Kad rasim patį pirmą Alytnamį, na aš vangiai tikiuosi, bet kad čia rasim Alytnamių, aš esu mažiausiai 100% užtikrintas. Einam pasivažinėsim po Nemunaitį. Štai, ilgai ieškoti ir nereikėjo. Stūkso gražuoliai Alytnamiai. Ir jų čia yra tikra gausybė.
Kaip matot, kiti alitukai Alitnamiai jau yra restauruoti, nes dauguma žmonių juos apsišildė, pakeitė stogą ir toliau savo laimingai gerai gyvena. Na štai, mėlieji, Bratukas ir baigė šią Alitnamių odisėją, Alitnamių apžvalgą. Tikiuosi nebuvo labai nuobodu, o jeigu patiko šis epizodas ir norite išvysti daugiau Bratuko serijų, tai paspauskit širdelę po šio video ir pasubscribinkit Bratuko YouTube'ą. Kuo daugiau auksim, tuo daugiau kelsiu video. O aš jau važiuoju namo, 4 valanda vakaro, jau temsta, tikrai pilnai pavargau, pradėjom filmuoti nuo 7 iki 4, tai išsisėmiau, bet skaniai pavalgiau. Tai ačiū, kas žiūrėjo, viso gero, su jumis buvo Bratukas.